Guten Morgen Butterbrot, kaip sveikinasi Danai, ne? Ne, čia vokiečiai gal. Nu, žodžiu, esam Danijai, labai brangiai šaly. Atvykome šiandien į renginį, tai yra Borderlands, paslaptinga relikvija. Paslaptinga relikvija, ne? Perėjau žaidimą? Ne perėjau žaidimo. Į filmų premjerą turėsime kažkokią programą. Dabar yra po 9:47 ir 10 val. Mes turėsim būti vienoj vietoj, kur mums bus paruošta kažkokia programa. Ir ryte yra tik jam programa, plus vienam yra tik pabūti bariukė, o paskui bus galima įti premjerą. Šiandien tokia diena nusimato, nakvojame čia, antrą naktį neįmėm nakvynės, tai bandysim išgyventi naktį oro uoste. Čia Bolto nėra, Uberio nėra, bet užtat yra Vigilas ir koks. Hello, Lucas, yes. Hello. Yeah, for the Borderlands. Okay, hi, I'm Anya. Hi. Lucas. Hi, welcome to Nordic Film. Hi. Čia būtų visai proga pažaisti Borderlands, nes aš nesu žaidęs. Nežinau, gal reikėtų prieš patį šitą. Cool vibes, nežinau, įdomu. Tai aš turiu ir raktą, tokį virtualų, su kuriuo galima kažką atrakinti. Čia pasirodo galiu surasti ir antrą raktą. Nu, man čia reikia truputį išsiaiškinti šiek tiek. Tai pasidomėsiu, kokios grandinės prie tas pultelis prijungtas. Žinok, aimas taip sensitivity blogas nustatytas praktiškai. Jeigu sekėt mane Instagram'e, greičiausiai matot, kad galima laimėti PlayStation'ą, jeigu pirkot premjerą bilietus. Premjera jau įvyko, kai šitas video išėjo, bet Borderlands patį filmą galėsit pamatyti. Tikiuosi, kad ir laimėta, žiūriu šitą video ir galvoju, jes, kaip gerai, kad pamačiau ir nuėjau į tą premjerą. Kai kietai, galėtų padovanot man tokį PlayStation 5 šitą. Exclusive pultelis. Oh, wow. Aš visada galvojau, kad jie visi, bet šiaip amerikiečiai yra labai maži. Tai pagal rūgus galima suprasti, kokie jie maži yra. Nes aš tipo, kai šalia savęs matau, nu va, jeigu taip atsistočiau šalia, tai prie vaiko, lyg prie vaiko būčiau kokią. Matai, stalai yra iš moters kojų. Galima momentu atsistot, kad, nu žiūrėk, esu praktiškai su pusė kitos moters. Viso renginio metu buvo galima rinkti vadinamus Vault Keys. Juos radus, jie turėjo QR kodus, kuriuos nuskanavus ir įvykdžius tenais aprašytas užduotis, buvo galima pretenduoti į prizų laimėjimą. Tai buvau prieš šičia atvažiuojant į Daniją, gavęs PDF-ą, kur yra parašyta, kad First Vault Key. Kai paspaudant jo, ir čia yra video Welcome Vault Hunter. Collect your first key. Post a photo that you've checked in and arrived at in Pandora with the hashtags Borderlands Movie, Global Line Influencer Event. Find your second key at the Moxie Bar. Nežinau, tą padarysiu. Paimsiu dabar story, nusifotkinsiu. Antras raktas. Hello again, Vault Hunter. Collect your second key. Post a photo of Moxie Bar. Drink with the tags. Reikia dabar papostinti drink with the tags. Can we take a selfie together? Alright, let's do it, alright? I have to do it with a drink as well. Thank you for that. Viskas, dabar šitą pasipostinsiu. Sudėsiu tos ir mes parsivešim namo PlayStation'ą. Mes dabar esam prie pat įėjimų į patalpą, kur neįsivaizduoju, man jie nesako, kas ten bus. Sako, 5 minutės, 3 šiam ten paruošti, ten atsiūs kontentą, nufilmuos, ten įmantę, nes tai leidžia eit. Tai nežinau, vat, už šitų durų slypi kažkas tokio, ko aš pats nežinau. Na, excited už mane? Yeah. Aš irgi. Nežinau. Jau pradeda jaudintis. Išėjo, sakė, really good man. Crazy man. Alright. Na, o kol žiūri šitą video, tai prie to pačio ir pasubscribink šitą kanalą. Your adventure starts. Walk in here to the left. Okay. Hello! Welcome to Pandora. I'm your driver. This is Claptrap. I'm a Hyperion brand CL4PTP general purpose steward bot, but my friends call me Claptrap. Could you be one of my friends? Let's find out! Accessing network. Scanning. Wow! It appears you've reached best friend potential level, which is the highest honor available. Speaking of which, there's nothing I hate more than delivering bad news, but the bandits are here! Incoming! Come on, incoming! jump in. Run! Hide! Shoot him in the face! Watch out! Get in the van! Hold tight.
All right, we already go in the car. Yeah. I can push them off if you need me to. No, it's fine. Oh, that was a good one. Nice. Yeah. Have a nice trip. Thank you. Feel late. Super. I wanted to do something with the guys, like take out our hands. You did, it was great. Do you want a quick photo inside before we bring on the next one? Yeah, sure, I'll do it. Nu va, išėjau, kaip tu matei viską, ne? Viską, aš filmuoju viską. Aš šiaip žiūriu kietai. Bet, nu, fainai, aš gal biškai norėjau čia daugiau veiksmo. Norėjau kažką padaryti, žinai, gal rankas ten jų patrauktas, daryti langą, dar kažką pakalbėti. Bet nieko, pravažiavom, toksai action live experience, tai smagu. Pirmą kartą buvau 3 kambarį, kur su ekranais. Tai įdomu matyti tas žmonės su kamerom paslėpusius kampe stovi tokie. Niekas mūsų nemato, mūsų čia nėra, žinai. Robotukas žiūri kietai. Buvo sunku suprasti kartais, bet jisai šiaip toksai švepuoja šiek tiek. Koks jausmas norėtum filmuose filmuotis? Filmuotis vietose? Jo, 100%. Patiko? Nu smagu, nu ką žinau, šiaip net nesijaučiu nepatogiai visą laiką. Mano normom, sakyčiau, užtenkamas experience'as, žinai, tai tokiam galėčiau daryti, bet ką, nežinau, jeigu saltą reikia išmokti, galiu išmokti ir padaryti, jeigu reikia. Bet fine, ačiū. Oi, šokuotina! Nespėjau aš irgi, bet gera nuotrauka. Davai dar 2. Get ready! Leido dabar jau po visų, visi buvo su jie. Galim pažiūrėti iš arti. Nu, nefilmuoji tokiose scenose. Šiaip Star Wars'ai buvo nufilmuoti tik šitam. Tokiam, jo, vat grinai va taip. Kas tave meizina? Visi šitie filmo dalykai mes buvom Universal Parke, atsiminti, mes važinėjom po tos. Jo. Dabar man va čia irgi taip pat. Ir aš mačiau kitą filmavą, kai žmogus su fokusu sukinėjo. Aš esu mačiau, žinai, behind the scenes, man iš buvo amazing. Tai gal tu norėtum būti on movie set operator? Aš niekada net nežinau. Focus puller? Matai, kai niekas veikla, arti tavęs neužsimato, tu niekada nežinai, kas tai yra, kaip tai daryti ir kaip ten patekti, žinai, tai niekada nežinau, kad tai yra galimybė ir kad norėčiau tai daryti. Bet labai atrodo fainai, žiūri fainai atrodo, ir tie žmonės visi tokie draugiški, tokie fainai ir ateina papasakoti, nu, čia padarėm, tai turi geresnį, turi raitas dangus, mes nematysime, aš jūs taisysim, viską aš tai galvoju, kaip jūs taisysim, daug, čia taip skiriasi. Labai jokinga buvo, aš žinau, kad čia yra tikras akmuo ir aš taip vos nelipu ant jo ir įsitipilinku. Ant šito ispano? Ne ant akmens lipu ir įlinko, galvoju, Ai, įlinko akmuo šitas? čia yra netikri akmenys, tai O kur tu įlinkai šičia? Įlinkai šitą? lipau čia ir įlinko įsiman. Taip aš tekminsi, ne? Ai, geras. Jo minkštyje. Nors atrodo tokie visai tikri. Imsi maišiuką? Bet pirmą turi gauti tikėt ir tau paduos maišiuką. Ai, pirmą gauti tikėtą turiu. Liukas ką tik išėjo, gavom dovanų. Gavom ir maikutę, žiūrėkit, buvo dalansų rožinė tokia. Tikrai pranešiosiu. Bet gavome dovanų šitą maišę. Nežinau, kaip parsivešim, nes mes oro uoste turim tik tai vieną kuprinę. Tai pažiūrėsim, ką galim surasti ir viduj. Jaučiu, kad plakatas. Gerai. Dabar Kevin Hartas visą laiką bus mano širdyje. Žinote, va, vink, tipo Kevin Hart, mano Hart širdyje. Nice. Kepka. Čia, kaip suprantu, toksai kaip mini logotipas yra. Turime gėrimo. Ką dar turim? Turime raktų pakabukas ir turime didelę ženkliukas. Jo. Tai tas pats eina ženkliukas ir ant bego. Va, čia, matosi. Kling. Ir maišiukas dar yra, kuriam turim gėrimų stiklaitą. Bet kietas, nu, tipo, faina tokia. Jo, labai gaila būtų palikti tokius dalykus, žinai. Nu ir va, paliekame ir didesniem influenceriam. Mačiau porą atpažįstamų veidų. Kiek ir turėtų visai big būt. Gal mus paėmė į pirmą pamainą, bet o jos į antrą. Nu va, paslampinėjom šiek tiek ir atvarėm jau į kiną. Čia bus premjera, čia žiūrėsim Borderlands filmą. Esame pasaulyje praktiškai pirmieji, kurie pamatys. Jūsų dieną vėliau, tie kariais premjera. Bet paslampinėjom po miestą. Luks nebūtų luks, jeigu nenusipirktų drono. Neklauskit, kodėl, aš žinau. Aš finansinius durnus, jeigu man nesiseka, tai aš darau, kad labiau nesisektų. Tai Lukas investuoja pinigus į droną, kurį ateina žiema, nežinau, ar panaudosiu. Laukiam, valandą laisvą turim ir eisim žiūrėti filmą. Einame jau į salę, laukiam pažiūrėti filmo. Popkornai nėra super brangus, palyginus su Lietuva. O, yra QR kodas, eisim greičiau atrakinti. Kur sėdam? O, einam čia, kur 2 vietos. Čia. Mums sudėta yra visokių čipsiukų, padėta atsigert, pavalgyti biškį kine. Bet aš atsinešiau daiktų ir neturiu kaip dabar padėti. Taip. Nuskanavau 3 raktą, pažiūrim, ką reikia pasipaustinti. To unlock the vaults and to be entered to win our grand prize, share a photo of yourself at the premiere with the hashtags Lionsgate, tralalala. The grand prize winner will be announced tomorrow. Additional prize winners will be announced tonight. Ok, tai aš tada paustinu selfiuką. Nu va. Ir
3-2-1. Jeigu nelaimėsiu PlayStation, tai nežinau, ką veikiu. Eimantė sakė, kad nebus sėdynių, tai atsisėdom dabar ten, kur reikia. Ir Eimantė sakė, čia, kaip fainai šitos eilės, yra pagal vardus pavardės ten surašyta, kad žino, kad special žmonės. Ir pasirodė, tiesiog parašyta buvo, kad Nordisk influencers, tai mes tiesiog įeinam į juos. Mažų prizų nelaimėjom, bet Grand prizą pristatys penktadienį. Tikėkime, kad imsim kažkuris PlayStationą. Nu ką, esam ką tik iš filmo, pažiūrėjom Borderlands. Šiaip geras filmas, trumpas. Gal čiučiu tikėjausi daugiau ilgesnio, nes nebuvau pažiūrėjęs kiek laiko. Daugiau bairių tikėjausi, daugiau Kevin Harto šiek tiek, bet labai geras plot twistas ir šiaip labai patiko. Tai how is it for you? I really liked it. I love Kevin Hart, so Kevin Hart's my idol. Not like 100%, but I love him. Like watch that, so that's the case. Okay. Yeah, so you kind of probably missed him a bit as well. You expected a little more of it. So what do you rate it out of 10 points? I would give it a 8. I will give it a solid 7.5. 7.5, so that's kind of sounds still 8. Yeah, so we agree. Yeah, I guess I agree. But do we recommend to watch it? Yeah, you left me hanging. Sorry. It's a fun family, still Boom. Finally šeimai prisėst. Yeah, recommendam nueiti filmą. It was nice to meet you in the cinema. Hopefully we can meet again. Yeah. Do you want to introduce yourself as well? My name is Marcus. I'm originally from Estonia, and I'm making content based on street interviews and stuff. So I'm interviewing people on the street. Would you do it right now? Tell me 2 truths and 1 lie about yourself. I was once in jail for 1 night. I kind of made a 360 times in a crash with my car. And what could be the last one? Yeah, okay, so my shoe size is 47.5. Okay. The last one is a true. Okay, true. The last one is true. True. But now I'm guessing, like, Between those two? So you were jailed for 1 night. Was it like a hangover? You were like. Well, I'm not supposed to tell you. The lie is that you were in jail for 1 night. True. Good guessing. Good guessing. Good acting. Nice job. Nu ką, mes ką tik išėjom iš filmo. Kaip Eimantė vertini? Man patiko, aš labai mėgstu aktorę Arianą, jūsų neskubėjau manęs. Arianą tai man labai patiko ją matyti ir kad jos buvo tiek daug, man buvo labai gaila, kad, kaip jisai, Kevin Hartas? Si. Kad jo labai mažai buvo, mažai prikolų buvo ir aš kažkaip galvoju, kad jisai ten viską belekai jokinga padarys, bet robotukas belekai gerino. Man patiko, nežinau. Šiaip, kaip ir sakiau, vertinu šiaip tokių visai 8. Daug labai potencialo, bet labai daug ir išpildė. Patiko, šiaip verta nueiti. Labai patiko šiaip marketingas, visą idėją. Jo. Daug influencerių iš kitų šalių ir jie visi labai draugiški. Šypsos vienas kitam, nėra niokio keisto žvilgsnio, labai šiaip smagu buvo. Jo, šiaip labai norėčiau, kad dažniau tokius dalykus padarytų ir pakviestų. Labai kietai būtų. Ir vis dar tikiuosi, kad laimėsite PS5 prizą, tai aš jūs pavadinsiu, bus montuojamas, aš jį įdėsiu. Pamatysite Instagrame. Jo, Instagrame, bet ir šitame video gal papaustinsiu netgi. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot ir su jumis Lukas Čestovas ir Eimantė Žukaitė Kopenhagoje. Atsveikinamės antrai nakčiai, mes net neįmėm viešbučio. Nu tai kadangi taip pakankamai brangu čia apsistoti, tai nusprendėm, kad praleisim naktį oro uoste. Nežinau, tai gal nufilmuosiu kažką iš oro uosto. Ne? Gerai. Ate.